Pirmas teikas. Taigi, nuo ko pradėti? Pradėti nežinau nuo ko, nes buvo visko. Pradėkime gal nuo to, kad mus pasikvietė bendras draugas Domas padėti jam nufilmuoti paprastą vaizdo klipą. Įprastom vaizdo klipo sąlygom. Mūsų šitų pasikalbėjimų tikslas yra truputėlį papasakot žmonėms, savo draugams arba kuriems apskritai įdomu šitas procesas, kaip vyksta video gamyba, galbūt kas vyksta iki, per ir po, nes dažniausiai žmonės galvoja, kad kažkas ateina, pafilmuoja, sudeda kadriukus ir jau turim. Ne, tai yra labai kompleksinė paslauga, kuriai atlikti reikia nemažai žmonių, jeigu nori kokybiško rezultato. Šiandieną mes aptarsim Monikos klipą. Moni. Yra tokia atlikėja, pasigūglinkit, pasijoutubinkit, paklausykit. Ir būtinai pažiūrėkit. Galim baigti šitą podcastą, viso gero. Užmanymas vaizdo klipo labai paprastas, vietoj stils paprastos nuotraukos YouTube'ai, norėjusi kokio nors labai paprasto vibe video. Jo, tai kai matot už mūsų ar ne ir grotų muziką, tai tiesiog yra gražesnių sprendimų, pavyzdžiui, tiesiog pats atlikėjas sėdi ir dainuoja, eina ir dainuoja ir panašiai. Nieko nereikalauja kažkokių didelių sudėtingų sąlygų ar kažkokių režisūrinių sprendimų, bet tai vis yra geriau negu random nuotrauką, that's it. Tai mes tiesiog pasirenkam padėti atlikėjams sukurti paprastus vaizdo klipus, kad būtų įdomiau žiūrėti, jeigu netyčia užstriksite ties YouTube platforma. Jo. Žodžiu, Domas, mūsų operatorius, norėjo paprastos vietos, kurioje galėtų Monika, laikydama labai nuostabų gražų žibintą, žibalinę lempą, vaikščioti pakrantę ir tiesiog dainuoti. Sako, ar tu gali pasiderint su buities muziejum arba dar pasižiūrim, pasiskautinam lokacijas. Skautas yra, kada keliauji per vietas ir išsirenki lokaciją, kurioje tu norėtum filmuoti ar fotografuoti. Pasitikrini iš anksto, nes niekas tą nedaro paskutinę minutę. Gal tik ne šitam vaizdo klipe. Derinom mes su Liaudies buities muziejum. Įdomiai ten mes iš tikrųjų derinomės, nes pasiskambinus, kaip ir viskas buvo gerai, tada atsiuntus laišką mane užignorino, tada dar daug kartų skambinau, neatsakė. Domas klausė, kaip tau sekas, ar tu suderinai, sakau, derinau, bet iki galo niekaip nepavyksta susiderinti ir susisiekti. Tada jisai pats pabandė pasiskambinti, pasižiūrėti, kas ten yra. Tai jam tai atsiliepė, man tai ne. Gavosi taip, kad jisai susiderino pats iki galo ir pasakė, kad ten, žinai, kažkas sistemoje klaida, ten nematė kontaktų ir dar kažkas. Atėjo filmavimo diena ir mes pakeitėm kardinaliai lokaciją. Tu dalyvavai tam procese. Tai mes važiavom prie Kauno Marių, pasidarėme skautą su Domu, apsižiūrėjom, kurgi čia geriausia filmuoti. Ir pirmas dalykas, kas labai krito į akį, tai buvo tas žalias vanduo. Kas čia per fenomenas, gal galit papasakot, nes aš tai pirmą kartą mačiau šitą reikalą. Vanduo kaip guašas, žalias. Ten dumbliai. Nafta kokia dažyta, jo, dumbliai. Jo, žydantis vanduo šituo metų laikų sezonu yra labai įprasta. Ta akimirka, kai aš išvažiavau iš Vilniaus, aš gaunu žinutę iš Domo į bendrą chatą Facebook'e, kad jeigu galit, pasimkit botus. O aš išvažiavau apsirengus kaip į balių ir su baltais kedukais. Tai aš atvažiuoju į lokaciją, sutinku Kariną ir sutinku Domą ir klausiu, o tai čia Lietuvos Liaudies buities muziejus, nes aš ten niekada nesu buvus ir galvoju, gal ten teritorija labai didelė. Ir man sako, ne, ten yra tiesiog skardis vanduo. Tai žiūriu, kaip Rūta atrodo, visa gražiai apsirengus kaip į vakarėlį. Galvoju, nieko nesakysiu, pamatysi pati. Toks mažas kartais, bet jis labai labai status ir mes iš vis išsirinkom tokią lokaciją, tiksliau Domas išsirinko tokią lokaciją, kurioje praėjimas toks gana sudėtinga, švelniai tariant, buvo. Buvo tokių frazių, kad Domai mes dar pasišnekėsim po šitą filmą. Jūs pasišnekėjot ar ne? Domas sako, tikiuosi turit botus. Sakau, blemba, aš mačiau, kad tu rašei, bet, neturiu botų, tiesiog neturiu botų. Jis sako, tai gerai, gali būti, kad nueisim tiesiog perbersim mares ir mesim į kitą krantą jum botų. O aš dar suplyšusiais, įtrūkusiais raiščiais. Bet ant skardis tikrai status, nėra baisiai aukštas, bet jis labai status, plus drėgnas dar buvo, nes buvo irgi po lietaus. Taip. Šiaip lokacija labai graži ir labai įspūdinga, bet tiesiog man asmeniškai nebuvo labai pačios geriausios sąlygos. Jo, ir aš kažkaip iškai pergyvenau, nes nežinau, kaip toli eisim, kur ta lokacija yra. Bet yra taip, kai aš matau, kad yra faina, aš galbūt mintise labai daug keikiuos ir galvoju, ne, tai būt negalim, nes mes tarėmės kitaip, mes ruošiamės visai kitiem dalykam. Bet in the end of the day, mes patekom labai tokią neįprastą, gražią ir tikrai ne visų akiai pasiekiamą lokaciją.
Ir šiaip nelabai fiziškai gal pasiekiama, ten gan sudėtinga, šiaip tai paprastai taip neįčiau, iš tikrųjų nerizikuočiau. Pamatėm lokaciją, o daiktų šiaip visai nemažai reikėjo nusinešti. Šiaip ne taip, su merginų komanda, tarp kitko, didžioji dalis šiaip buvo merginų. Domas buvo vienintelis. Komandoje mes buvom 6 merginos ir 1 Domas. Visas nuleidusios nosis eina paskui savo vedlį. Bet pasiekėme tą krantinę galiausiai. Pasidarėme lokacijoje tokį spotuką, susidėti visą įrangą ir kur Monika galėtų persirengti drabužius, bet iš esmės tai mes tiesiog sustodavom ratuku ir būdavom tą širmą. Laukiam tinkamos valandos filmuoti. Pasirepetavom kažkiek. Tik žiūrim, kad ta audra kažkaip nedraugiška pareina. Audra ėjo biškai iš pradžių pro šalį, mes kažkaip apsidžiaugiam, bet po to jinai ėjo ne pro šalį. O mes laukiam tos specifinės Blue Hour valandos, kurios metu ir mes ketiname nufilmuoti paprastą pasivaikščiojimą krantine. Bet mes realiai pusę to laiko slėpėmės po krūmais. Normalus oras. Šilas. Kada mes jau supratom, kad nenori vis tiek tas lietus nenustos ir ta audra nenustos, tiesiog nusispjovėm ir pradėjom filmuoti. Jo, atlikėja turėjo per audrą, per lietų, su botais, visa sušalusi, šlapia, šokti, šypsotis ir apsimesti laimingą. Jis labai puikiai susitvarkė su situacija. Susiklošius nepalankiom oro sąlygom, turėjom labai daug improvizuoti. Ir kaip Domas sako, tai buvo vadinamasis džiazas, kur tu matai, kad tu turi planą, tu turi shot listą, bet aplinkybė susidėlioja taip, kad tu improvizuoji. Tai mes vadinam tai džiazu. Ir mūsų žibalinė lempa labai greitai sudegė, mes nebeturėjom papildomai žibalo ir knato, pakeli kuo aukščiau, vėjas užpučia. Tokių techninių niuansų buvo, ar jų buvo galima išvengti, galbūt ir buvo galima, bet nemanau, kad mes tam buvom pasiruošę ant tiek. Ten musė ar voras? Musė. Ačiū Dievui. Tai kad mes išsirinkom visiškai žmonių nelankytiną lokaciją, tai ten matėm įvairių sakių išnarų, nematytų gyvūnų. A ne? Jo, buvo, mes ten su aušrinė. Jo, tai gerai, kad nemačiau. Vaizdo klipe jūs pamatysit Moniką iki pusės, baltais drabužiais, jinai buvo su botais ir visa žalia. Gavosi taip, kaip gavosi. Tiesiog tu ateini į aikštelę, nors ir turi planą, tu visą laiką žinai, kad koks tai 15% visą laiką bus improvizacijos. Visada. Tai turėjo būti klipas tiesiog pasivaikščiojimų pakrantę, bet gavosi kaip gavosi. Jo, ir aš galvoju, kad labiausiai gal mus išgąsdino nebe ta audra ir nebe tas lietus ir tas kylantis marių vanduo, kur jau visiškai nebeliko krantinės ir mes tiesiog stengiamės išvengti maksimaliai vandens, tie, kas neturėjo botų, greitai betemstantis dangus. Ieškom sprendimų, kaip įmanoma greičiau užsifilmuoti trūkstamas vietas, nes buvo tamsoka. Grįžimas atgal tikrai nebuvo labai geras ir sklandus ir malonus, buvo baisoka. Mes visiškai aklinoj tamsoj ėjom, taip su žibintais, bet tempt tą krūvą daiktų, kai tu nežinai, kas tavęs prieki laukia. Jo, ir jo labiau, kad mes ėjom nepramintų keliu, mes ėjom daugmaž tuo keliu, bet tam buvo antiek tamsu, kad mes švietėmės telefonu ir tų telefonų šviesų mums nepakako ir man atrodo, kad mes turėjom gerokai per daug daiktų, neapskaičiuotai per daug daiktų. Ir po to jau juos reikėjo kažkaip susitempti į tą skardį į viršų, tai darėm žmonių vorelę, aš lipau patį viršų, perdavinėm daiktus į viršų. Tamsoj, per lietų, velniai žino kur, bet visai smagiai. Veiksmo filmas kažkoks, čia nuotykių gal filmas. Tarzanas. Grįžom tokiais prisiminimais tą, ką mes darėm, pamatėt nuotraukas, o dabar jeigu norit pamatyti vaizdo klipą, mes tikriausiai paliksim nuorodą pačioje, arba galite susirasti YouTube ir pasižiūrėti, koks tas galutinis variantas gavosi. Atrodo visiškai paprasta, bet nuotykių įvyko labai daug. Pasižiūrėkit ir nepatingėkit, pakomentuot ir palaikit. Taip, kiekvienam kūrėjui tas yra labai svarbu. Čia yra minimum, ką galite padaryti. Ačiū Jums ir iki kito. Taip, atsisveikinam, iki. Čius.